Sveiki, minu namo į kitą pusę, bet tuoj žinau, kad yra toks tuneliukas, apsisuksiu ir minsiu keliuku, kuriuo esu vieną kartą kažkada minęs ir į priešingą pusę. Tai bus truputį naujų vaizdų tiem, kas žiūri, kas tik klauso, tai vienodai jiem, pro kur aš važiuoju, bet aš ir pats noriu šiandien pasivažinėti truputį, nes oras tiesiog pasakiškas. Truputį gal vėjas stiprokas, bet šiaip žiauriai fainas oras, nežinau. Dėl manęs galėtų ištisus metus panašus būti. Dabar turbūt apie plus 20 kažkas tokio, gal 22 kokie, bet tiesiog kaifas. Nei per šalta, nei per karšta. Tobulas oras. Tai kai ten sako, kad žmogui nėra gero oro, pastoviai skundžiasi, tai per karšta, tai per šalta. Aš galiu skūstis tik tai vėjų per stiprių truputį. Tai kadangi toks oras išpuolė, tai tiesiog nusprendžiau truputį didesnį lanką padaryti, minant namo, nes savaitgalį praleidom be dviračių. Kažkaip nusprendėm truputį pailsėti su Regina nuo tų dviračių, tai šeštadienį prasivaikščiojom, sekmadienį aš tenisą pažaidžiau stalo teniso varžybose. Tai jau ir pasilgau per tas 2 dienas dviračio. Taip, čia liktai kažkur nusukti reikia, kiek atsimenu. Ir bus truputį ramiau, nes vėjas turėtų būti nugarą, ne taip kamera už. Fainas žvėriukas. Blemba, reiks gal kada šitą atkarpą įtraukti maršrutą. Visai smagi atkarpėlė. Taip, atrodo čia nusukau. Čia atviri laukai, tai spėju vėjas dar labiau jausis. Galbūt pavyks sutvarkyti tą garsą. Praeitą kartą irgi bijojau labai, kad bus ošimas, bet pavyko tą garsą truputį aptvarkyti. Tai žiauriai faina diena, kalbėsiu gal nelabai temą, bet jaučiu, kad jau laikas atėjo pašnekėti apie rudeninius ir žieminius rūbus. Nors dar labai jų nesinori dėtis, bet jau rytai būna vėsoki. Plius kaip tik antbačius gavau prieš porą dienų ir žiūriu, kad žmonės pradeda klausinėti Facebook'e, kaip rekomenduotumėt rengtis vėsesniam orui. Tai tiesiog papasakosiu, kaip aš rengiuosi, kaip seniau rengdavausi, ką išbandžiau. Tai spėju logiškiausia būtų pradėti vėl nuo galvos ir į apačią, iki kojų. Pradedant nuo galvos, tai vėsesniam orui tikrai patariu nusipirkti kažkokius tai pošalmius. Yra šiltesnių, yra plonesnių medžiagų. Yra tokie pošalmiai kaip flisiniai, iš vis tokie gan stori, bet šiaip gal net nelabiau pošalmiai. Čia aš vadinu pošalmiais, bet realiai pats perku tai bėgikams skirtas kepurės. Tarkim, Decathlone, aš net nežinau, ar prie dviračių skyriaus yra kažkokios tai kepurytės, kad po šalmų dėtis. Bet nuėjus į bėgikų skyrių, rasite tų kepuryčių labai daug modelių ir netgi tiesiog juostelės ant ausų užsidėti. Kartais, kai netaip šalta, užtenka tiesiog ausis pridengti, kad neperpustų, kad kokio uždegimo negaut. Kartais užtenka bafą tiesiog užsidėti taip ant ausų, dalį galvos pridengti ir ant viršaus šalmą. Ta prasme, bet kokiu atveju galvą reikėtų saugot nuo peršalimo. Ir tam tikrai yra daug produktų. Ir skarelės, ir kepurytės, ir pošalmiai, kaukės. Beje, labai šaltam orui seniau naudodavau kaukę. Tokią kaip aras tipo nešioja, arba kaip, nežinau, vaikai vadindavom kaip nindzių kaukės. Kai tiesiog užsidedi ant galvos tokią kaip movą su išpjovimo akims. Nosis, burna būna uždengta, tik akis matosi. Tai taip važinėjau keletą metų, bet po to blemba supratau, kad kai labai šalta, čia prie kokio -10, gaunasi toksai priešingas efektas. Ta kaukė labai greitai nuo kvėpavimo peršlampa, susidaro kondensatas ir pradeda dar labiau jaustis tas šaltis, nes ant veido, įsivaizduokit, prie -10 užsidedat ant veido šlapią skudurą. Tai kažkas tokio panašaus ir gaunasi. Tai po keletos metų važinėjimo su tom kaukiam atradau tokį dalyką kaip tiesiog kremas, odos veido kremas nuo šalčio. Būna net vaistinėse parduoda tos kremus ar šiaip kokiam drogė. Grynai apsauginis kremas nuo šalčio. Pasitepi juo ir prie -10, prie -15 man nereikia jokių kaukių, užtenka to kremo. Aišku, tas šaltis kaip ir jaučiasi, bet pati oda kažkaip tai po to, nei raudonuoja, nei skilinėja, bet Regina iki šiol su tom kaukiam važinėja, nes
kažkaip jai labiau patinka, nu tai čia jau kiekvienam pagal skonį. Tai va, vėsesniam orui nusiperkat kepurytę arba kokią kaukę ar movą, o jeigu lyja, galima užsidėti ant šalmo, būna tokie kaip užvalkaliukai. Lemba, čia žiauriai fainas keliukas. Gaila, tik tai per daug atvira ir vėjas, truputį man trukdo šnekėti, bet važiuotai čia eina savo. Reikės tikrai traukti kokį maršrutą ir prasilėkti. Tai va, yra ant šalmų tokie užvalkaliukai, kaip apsauga nuo lietaus, bet tiek man, tiek Reginai jie nepatiko, nes žiauriai prakaituoja galva. Gaunasi uždengi šalmą, bet jis visiškai nepraleidžia oro ir tada šunta galva ir žiauriai nefainas jausmas. Tada ir niešti, ir ta drėgmė prakaito jaučiasi. Tai nežinau, aš rekomenduoti negaliu, bet toks produktas yra, kaip sakant. Ten nebrangiai kainuoja, man atrodo, gal net ir AliExpress'e yra ten tų. Nežinau, pasigūglinkit. Angliškai dabar net nepamenu. Helmet cover ar kažkas tokio. Aš dažniausia per lietų galvą saugau tiesiog striukės kapišonų. Jeigu kapišonas mažesnis, tai užsidedu kapišoną ant galvos ir tada iš viršaus šalmą. O jeigu kapišonas pakankamai didelis, kad užsimautų ir ant šalmo, tai tiesiog taip ir ant šalmo užsimaunu ir tiek tą kapišoną. Ir nuo lietaus apsaugo ir kažkaip tai galva taip neprakaituoja. Nes vis tiek truputį lieka vėdinimo skylių. Žiemai tas pats. Jeigu važiuojat per sniegą, kai sninga, tai užsidedat kokį kapišoną striukės, jeigu su striukė važiuojat. Ir apsaugos nuo to sniego. Na čia kaip ir savaime suprantami tokie dalykai. Toliau ant kaklo tai visada mova, kai jau net šiandien ryte važiavau, jau kiek ten, gal 12 laipsnių buvo, bet jau taip vėsoka, saulės nėra, kažkaip po nakties vėsų, tai ant kaklo ta plonytė tokia mova ir kažkaip apsaugom, neprapučia. Tai ir žiemą tas pačias movas naudoju. Yra šiltesnių, yra plonesnių. Toliau kūnas. Beveik visur rekomenduoja rengtis sluoksniais. Šiaip geras dalykas sluoksniuot, ta prasme, kaip sako, daugiau rūbų, bet plonesnių negu vieną storą. Iš dalies sutinku, bet kai jau prieina prie kokių 4 sluoksnių, man tada geriau užsidėti, tarkim, termo maikutę ir kokią slidininko striukę. Viskas, 2 sluoksniai, termo maikė ir striukė. Su ta striukė aš galiu ir kontroliuoti truputį tą temperatūrą, nes dažniausia slidininkų striukės turi ir pažastyse užtrauktukus galima atsisekti, ir galima iš apačios atsekti, iš viršaus truputį atsekti, to oro įleisti. Tai kažkaip netgi geriau jaučiuosi, negu apsirengęs kokiais 4 sluoksniais, kur ten jau toks suvaržytas atrodo esi. O čia tiesiog ta striukė ant tavęs užmaukšlinta, o tu toj striukėj viduj kažkaip laisvesnis jautiesi, ar kaip, nežinau, man kažkaip labiau patinka. Bet sakykime, iki 3 sluoksnių, tarkim, termo maikė, koks nors flysas ir ant viršaus plonės striukytė, tai visai gerai. Bet jeigu reikia dėtis storesnė striukė, tada jau žiūriu pagal situaciją. Pavyzdžiui, šiandien ryte važiavau tiesiog termo maikutė ir ant viršaus labai plonytė striukytė. Jinai tokia tipo kaip striukytės nuo vėjo žygiams skirta, irgi su prasegamom pažastim, kad būtų ventiliacija, ir žiauriai gerai buvo. Tai grubiai prie +10 man tokia kombinacija pasiteisina. Jum galbūt per šilta bus, arba atvirkščiai per šalta. Gal tada reikėtų truputį storesnę striukytę dėtis. Arba termo rūbą šiltesnį, nes tų termo rūbų irgi yra skirtingų storio, skirtingom temperatūrom skirtų. Pavyzdžiui, aš dabar, kai pliusinė temperatūra, tai naudoju termo sintetinius, berods iš Lidlo pirktus, tokie gan plonyčiai, nėra baisiai šilti tie rūbai, bet pakanka tos šilumos, prie pliusinės pats tas. Jau kai minusinė temperatūra, tada jau deduosi kokybiškesnius termo rūbus, jau su merino vilna, tada žiūriu, kad būtų maikutė su tokiu prailgintu kaklu, kad gautųsi ir kaklas dar apsaugotas nuo šalčio. Šiaip atkreipiau dėmesį, kad pas mane pagrindiniai tie rūbai vėsesniam orui tai yra termo, kuriuos aš kaitalioju pagal temperatūras. O jau virš termo, ten tai viena, tai kita striukė. Kažkaip gaunasi, kad aš termo rūbam daugiausiai dėmesio skiriu. O kai striukė, tarkim, kokią perku, aš žiūriu, kad man būtų būtinai užtrauktukai pažastyse, nes čia žiauriai geras dalykas. Čia ir žygių striukės turi tos užtrauktukus, ir kaip minėjau, slidininkų būna. Tai man čia būtinas dalykas, jeigu striukė be užtrauktukų, tai aš jos net nežiūriu. Oi, kokie čia vaizdai pasakiški. Nuostabus žvyras.
Čia be sarkazmo. Tik mano dviratis tam netinkamas, bet su graveliu, blemba, čia būtų tiesiog kaifas. Bet ir su šito visai gerai važiuojas. Taip, vėl nuklydau. Tiesiog mėgaujuosi važiavimu. Kartais galiu pamest mintį, nes tiesiog gaudau kaifą važiuodamas. Tai vat ir pamečiau mintį, blemba. Apie striukės ir tas pažastis. Tai va, yra geras dalykas softšelinės striukės. Tokios striukės gana minkštos medžiagos. Viduj toks kaip pukelis yra, kaip flisiukas. Ir iš išorės, blemba, net nežinau, irgi tokia minkšta medžiaga. Jinai bijo lietaus, bet nuo vėjo, nuo šalčio labai gerai apsaugo. Ir vat, ko man patinka tos softšelinės striukės, kad jos realiai, aš naudoju diapazone grubiai nuo, nežinau, +5 iki -15. Atitinkamai parenkant termorūbus ir arba deduosi dar tą vidurinį sluoksnį flisiuką, arba ne. Tarkim, prie nulinės temperatūros pilnai užtenka tos softšelinės striukės ir termorūbų. Ir žiauriai gerai jaučiuosi. O jau prie didesnio minuso, tai tada jau arba reikia dėtis kažkokį 4. sluoksnį, kas man nepatinka, arba tada deduosi slidininko striukę, storą, pukinę ir po apačią tiesiog termo rūbas kažkoks. Kas liečia tų specifinių dviratininkams skirtų rūbų, tai galima juos naudoti, bet irgi tada reikia kombinuoti su termo marškinėliais kažkokiais. Tos dviratinės striukės turi bonusą tokį kaip prailgintą nugarą, bet man neteko rasti striukės su prasegamom pažastim. Galbūt ir yra, nelabai ieškojau, tiesą sakant. Kiek ant tokių užkliuvo, pačiupinėjau, apžiūrėjau, niekur neradau tų prasegamų pažastų, tai ir nepirkau tos specifinės dviratinės žiemai tipo. Tai jeigu rasit dviratinę su tom prasegamom pažastim, tai visai geras variantas, manau. Tai realiai kas svarbiausia? Termo rūbai ir tada žiūrit pagal save. Arba kažkoks vidurinis sluoksniukas, dažniausiai tai flisas būna, toks flisinis džemperiukas, jie labai lengvučiai, bet šilti. Ir ant viršaus striukytė irgi. Kažkokia, kad nuo vėjo apsaugotų, nes tarkim tas flisas, tai jis pakankamai lengvai prasipučia vėją. Tai kažkokia tai tokia su apsauga nuo vėjo striukytė. Jeigu labai ekstremaliom temperatūrom važinėsit, tai tada galima žiūrėti kažkokius tikrai iš slidininkų inventoriaus kažkokią aprangą. Kas liečia pirštinės, tai beje irgi žiemai naudoju slidininkų pirštinės. Kažkaip tai žymiai daugiau modelių negu dviratininkams skirtų. Dviratininkam irgi neva yra jau tokiom ekstremaliom temperatūrom skirtų pirštinių, bet nėra daug modelių ir jie baisiai brangus. Ta prasme, kažkaip neadekvačiai gaunasi, vos ne tą pačią funkciją atlieka kaip ir slidininkų pirštinės, bet brangesnės 2 ir net 3. Nes neva specialiai dviratininkam, o kadangi ten, kaip minėjau, daug modelių nėra, tai jie gamintojai gali savo leisti išsiplėšti kainą. Tai konkurencija nedidelė, bet realiai tai tos pačios pirštinės. Dviratininkam dar yra tokie modeliukai, pirštinės lobsteriai, vadinam ar kaip, kur gaunasi nykštys atskirai ir tada po 2 pirštus. Pirštinė iš tokių, su 3 tokiom kišenėm ar 3 skyriais pirštams. Nežinau net kaip paaiškinti. Žodžiu, kaip kumštinės, tik per vidurį padalintos dar, kad galėtum po 2 pirštus atskirai judinti. Čia yra padaryta turbūt tam, kad stabdyt galėtum, stabdžius pasiekti normaliai, arba pavaras perjunginėt, nes su kumštinėm pirštinėm stabdyti ir pavaras perjunginėt, truputį sudėtinga. Nors įmanoma, aišku. Kas liečia rudeniui, tai irgi ten tų pirštinių pilna, nebūtina žiūrėti, irgi specifinės dviratininkų pirštinės. Gali pilnai tikti ir bėgikams skirtos pirštinės. Kiek žiūrėjau, dviratininkams skirtos tos šiltos, jau irgi eina be atskirų tokių padukų, kaip vasarinės, be tų silikoninių kažkokių tai intarpų. Tiesiog pirštinės ir pirštinės tokios šiltesnės. Beje, lietingam orui dar yra, kaip čia pavadinti, ant pirštinės. Gal. Tam pačiam Decathlone nusipirkau, žiauriai patenkintas. Pavyzdžiui, kai jau vėsus ruduo, sakykime, kokie ten +5 tik tai, ir lynoja. Ir jūs važiuojat su medžiaginiam pirštinėm, kurios tikrai greitai peršlaps ir tada žiauriai bus šalta. Tai ant tų pirštinių dar užsimaunat tokias padidintas pirštinės, sakykime, plonytės, bet jos grinai nuo lietaus tokia medžiagytė. Ir gaunasi tokios kaip 2 pirštinės. Tas viršutinis sluoksnis apsaugo nuo lietaus ir iš tikrųjų labai šildo, kartais net kai lietaus nėra, jas galima užsidėti, kad papildoma šiluma būtų. Beje,
labai šaltom dienom galima nusipirkti ir termo pirštinės, irgi toks dalykas yra. Galit susirasti gal žygiams skirtose skyriuose. Grinai termo pirštinytės tokios, irgi būna merino vilnos ir tada jau sluoksniuojat, irgi tas pirštinės galima vos net 3 sluoksnius daryti. Termo, tada paprastos kažkokios pirštinės ir tada ant viršaus ten tos, kur kaip nuo lietaus sakiau. Čia jeigu labai jau rankos šąla ir vat nežinot kaip apsisaugot nuo to šalčio, tai visai variantas. Keliais sluoksniais ir pirštinės dėtis. Taip, matau, kad kažkur kelias nusuka. Jau truputį ne į tą pusę, kur man reikia. Paanalizuoti žemėlapį. Gerai, kažkaip bandysim išvažiuoti. Žodžiu, matau, kad pravažiavau. Prisitvirtinsiu telefoną. Man dabar siūlo atgal važiuoti, bet aš geriau pavažiuosiu į priekį ir padarysiu biškį lanką. Kažkaip išvažiuosim, žiūrėsiu. Taip, tai dėl rankų ir kūno kaip ir viską lyg ir pasakiau. Dabar kas liečia kojas. Na, aš kadangi važinėju be pampersų, kaip jau dauguma žinot, tai apie tas dviratinės timpas nelabai ką galiu pasakyti. Žinau, kad yra irgi žiemai skirtų variantų. Nežinau, iki kiek ten laipsnių rekomenduojama, bet tikrai yra ir kas važinėjat su pampersais, tai manau susirasit savo tinkamą modelį. Tik man irgi keista buvo, kažkas Facebook'e rašė, kad kai būna vėsu, jisai dedasi termo kelnes. Tai aš nelabai supratau. Gaunasi, kad važinėja su pampersu, bet po pampersu dar dedasi tas termo kelnes. Tai tada jau pampersai ten nelabai tenka prasmės. Tada prasideda visokie trinimai, aš taip įsivaizduoju. Na, nežinau, čia jau man sunku kažkaip komentuoti, nes aš pats sakau, pampersų nenaudoju. Jeigu važinėčiau aš su pampersais, tai žiemai taip, susirašiau kažkokį tai modeliuką vėsesniam orui. Jeigu jau man neužtektų tos apsaugos nuo šalčio, tai aš tada ne iš vidaus kažką tai maučiausi, o geriau iš viršaus papildomas kažkokias kelnes. Yra irgi pilna bėgikams skirtų ir timpų, ir laisvo stiliaus kelnių. Tai aš gal kažką taip mąstyčiau. Kažkokį papildomą sluoksnį. Ar gal net kai būna kelnes nuo lietaus, antkelnės irgi vadinasi. Irgi yra specialiai netgi dviratininkam tipo skirtos. O gal man ten nusukti? Ne, jau perskaičiavo man kitaip maršrutą, tai važiuoju, kaip perskaičiavo. Taip, tai yra tos antkelnės nuo lietaus, jos ten tokias, nekvepuojanti medžiaga, bet jinai labai gerai apsaugo nuo lietaus. Ir kadangi jinai nepraleidžia oro nei vieną, nei kitą pusę, tai neišleidžia kūno šilumos ir greitai sušylat. Tai jeigu labai šalta, užsideda tas antkelnės ir manau, tada greit sušilsit. Čia tas pats beje, grįžtant prie visokių striukių, visai pravartu turėti plonytę tokią striukytę nuo lietaus. Nežinau, ten jų pilna parduoda visur visokių žygių ar laisvalaikio rūbų parduotuvėse. Ten apie 20 € kainuoja tokia kaip celofaninės tokios striukytės. Ten ne kažkokia membrana, bet jos iš tikrųjų labai gerai turėti tokiam, kaip ekstra atveju, kai užklumpa, sakykim, šaltis netikėtai, kaip mūsų Regina iš Klaipėdos kaimynėm, tai truputį ne taip sužiūrėjom orų prognozę, žodžiu. Kažkaip nepagalvojom, kad tarp Vilniaus ir Klaipėdos gali būti vos ne 8 laipsnių skirtumas. Tai gerai tas striukytės turėjom. Plonytės, bet gaunasi tu sušyli pats nuo savo kūno skleidžiamos šilumos, nes jinai niekur neišgaruoja. Aišku, po to pradedi prakaituoti, bet kai tau šalta, tai blemba koks čia vėjas. Ir aš matau, kad čia tvora iš kairės, o man reiks kažkur į kairę sukti. Gerai, vėl nusimušiau aš. Tai yra tos antkelnės. Tai tos pačios antkelnės tinka ir važinėjant be pampersų, kaip aš, irgi jas naudoju. Jos skirtos šiaip nuo lietaus, tai pagrindė ir naudoju nuo lietaus. Jeigu vėsesnis oras, tai užsidedu kokias nors timpas bėgikų ir ant viršaus tas antkelnes. Ir viskas, ir šilta, ir nepralyja. Jeigu vėsesnis oras, tai tada vietoj tų timpų termo kelnes galima užsidėti. Kai jau minusas, tai tos kelnes kaip ir neaktualu, nes tada pradeda snigt. Ir čia jau ateina į trasą softšėlinės kelnes. Naudoju softšėlinės, irgi jos neva slidininkams skirtos,
bet kažkaip tai man jos labai gerai pasiteisina ir dviračių važinėjant. Tai priklausomai nuo temperatūros arba deduosi po tom softshelliniam kelniam dar kažkokias termo kelnes, ar nesidedu. Dar prie kelnių temos norėčiau paminėti tokį dalyką kaip, nežinau, klyno apsaugą, ar kaip čia pavadinti. Jeigu kas važinėja, tikrai, kai jau minusinė temperatūra, vėjas stiprus, net pavargau prieš jį minti. Taip, tai kai leidžiatės kažkur nuo kalno, kaip prie minusinės temperatūros, labai tas šaltis jaučiasi tarp kojų. Sakau, pilvo apačia, gakta, tas rytis. Tai taip žiemą važinėjant, atrodo nei kelnės net neapsaugo, nei striukė, nes striukė dažniausiai toje vietoje kažkaip pakyla minant. Tai man pasako vienas toks dviračių mechanikas, seniau jisai kažkaip rimtai užsiminėjo dviračių sportu. Tai pasakojo, kad seniau treneriai tiesiog žiemą liepdavo susikišti kelnes laikraščius, nes laikraščiai labai gerai apsaugo nuo vėjo. Tai aš laikraščių nekišu, bet turiu atskirą medžiagos gabalą. Nuo senos maikės išsikirpau gabalą ir aš įsikišu į kelnes dar papildomai tą medžiagos gabalą, kaip apsauga nuo vėjo tokio šaltesnio. Bet čia sakau, čia važinėjant jau prie minusinių temperatūrų. Prie pliusinės tai to nereikia. Prie minuso jau tada pasijaučia, kad blemba kažkaip tai perpučia ten viską. Tai tas medžiagos gabalas labai gerai pasiteisino. Galbūt yra kažkokios kelnės, kur yra apsaugotas tas priekis, bet turėtų būti tada paaukštintas liemuo, kažkoks vos ne iki bambos. Nežinau, ta prasme, pagalvokit apie tai, jeigu važinėsit prie minusinių temperatūrų, tai turėkit tą omeny. Ar perkant kelnes kažkokias atkreipti tai dėmesį, ar tikrai tiesiog kažkokį medžiagos gabalą įsikišti, ar nežinau, tą patį laikraštį, jeigu jau labai ekstra atvejis kažkoks, tai tikrai jau jaučiat, kad ten šala viskas, blemba, kažkokį galima ir laikraščio gabalą įsikišti. Taip, čia plyta, gal kažkur praeisiu. Ką čia žemėlapis rodo? Žiūrėsim. Kas liečia, taip, kas čia per teritoriją, nesuprantu. Aha, vartai, kurie uždaryti, turbūt. Spina kaba, gal kažkur išlysiu. Jo, išlysiu. Taip. Reikia gal uždaryti tvarkingai. Tikiuosi, man čia gal nereiks grįžinėti. Čia niekad nebuvęs, aš nelabai įsivaizduoju. Ar toliau nebus kokios tvoros. Patinka man landžiot kažkur po tokias vietas. Tyrinėt kažką tai. Nežinau, man dviratis ir duoda tokią laisvę. Pešiom vargu ir aš čia ateičiau. Su mašina ten greičiausiai plytą pamatęs nevažiuotų žmogus, o su dviračiu vis tiek bandai kažkur lyst. Tai dviratis man ir yra apie tokius landžiojimus, apie važinėjimą ten, kur nori, o ne apie sportą. Sportas yra gerai, jeigu kažkas labai užsikabinęs siekti rezultatų, tai šaunuoliai. Žinau, kad ten nelengva save kartais verst, treniruotis, bet nežinau, ne mano kelias. Man patinka laisvė, patinka važiuoti tada, kada aš noriu, o ne tada, kada man reikia. Čia truputį nuklydau, aš šiaip galvoju padaryti kažkokią tai temą. O čia žiūriu keliukai, galima kažkur išvažiuoti. Šiaip galvoju kažkada pašnekėti tiesiog apie visokius rezultatų siekimus, apie požiūrį į dviračius. Tokia labiau pafilosofuoti, kaip sakant. Bet gal čia atskirai bus nuotaika. Reikia pabaigti šitą temą, blemba, su rūbais ir daugiau prie jų nebegrįžti, nes aš jau kaip ir minėjau, man tie skudurai tai mažiausiai įdomu. Bet su netinkamais rūbais toli nenuvažiuosi. Tai kaip ir reikia truputį domėtis. Ir gerai, kai žmonės klausia, aišku, kaip rengtis, pavyzdžiui, vėsesniam orui. Problema ta, kad tas temperatūras visi labai skirtingai jaučiam ir priimam. Netgi mes su Regina labai skirtingai rengiamės. Man kartais užtenka užsidėti termomaikutę ir ant viršaus paprastus marškinėlius. O jinai jau su striuke važiuoja ir jai dar būna šalta. Tai labai sunku patart. Aš negaliu sakyti, kad tarkim prie +5 jūs dėkite termo ir striukę. Blemba, kitas gal sukais baisiai.
Arba atvirkščiai sušals ir sakys, ką tu čia parekomendavai. Tai dėl to aš ir nesakau, ką pirkt būtinai, kaip rengtis, turit patys atrasti. Aš realiai dar nelabai suprantu kartais. Atrodo prie +5 vieną dieną apsirengiu vienaip, kitą dieną vėl +5, taip pat apsirengiu ir man blemba jau arba per karštą, arba per šaltą. Tai čia dar priklauso ir nuo oro drėgmės, ir nuo vėjo. Tai irgi rekomendacija beje. Žiūrėkit tą jutiminę temperatūrą, kai rengiatės. Nes ypač žiemą gali pasirodyti -1 tik tai. Tai pakankamai pakenčiamas oras. O pasižiūri real feel vos ne -10, nes vėjas šalčiausias. Blemba, čia visai faina. Tuneliukai visokie. Jėga. Patinka man. Taip, aš čia nustatęs finišą kažkur tai čia, bet žodžiu, kol kas važiuojam tiesiai. Taip. Kas liečia batus, pėdas, kokie bebūtų batai, rekomenduoju nusipirkti šiltus vidpadžius. Net jeigu pas jūs ir žieminiai batai, tai papildomi vidpadžiai tikrai nepamaišys šilti. Kas liečia apskritai batus, tai tiem, kas važinėja su klipsais, pasirinkimo kaip ir nėra didelio. Ieškot grinai žiemai skirtų batų su klipsais ir viskas. Arba pereinat ant platforminių pedalų ir tada važinėjat vos ne su bet kokiais batais. Kaip aš pavyzdžiui žiemą, tai iš visų darbiniais batais važinėju. Tokiais darbiniais, tipo iš senukų statybiniai arba žygių batai. Nes šiaip turiu 510, pas mane iš vis dominuoja 510 batai, bet 510 žieminiai batai, platforminiam, blemba jie kažkaip tai labai padas slidus. Tas padas yra padarytas su idėja gerai prikibti prie pedalų pinsų. Bet kas liečia sniegą, ledą, tai visiškai nelaiko. Ta prasme, patys slidžiausi batai kokie tik įmanomi turbūt. Bent jau per visą gyvenimą, kiek turėjęs batų žieminių. Tai 510 aš nežinau, kažkokia tai katastrofa. Ir jie, komfortiški, sakykime, iki -5. Vėliau jau labai praleidžia šaltį ir vidpadžiai nepadeda, ir kojinės merino vilnos, beje, kojinės tai jau jeigu žiema, tai merino vilnos imkit ir neprašausit, nes geresnių variantų nelabai ir žinau. Taip, panašu, šitą keliuką išvažiavau kaip praeitą kartą pro Juodšilius variau. Labai panašus. Jo, šitas pats keliukas. Tai toliau kaip viską ir žinau. Galima slėpti telefoną. Blemba, aš kaifuoju, negaliu. Toks oras tobulas. Sakau, dėl manęs gali sustoti dabar laikas ir viskas. Aš nežinau, gal čia dėl to, kad aš rudenį gimęs, man tas toksai saulėtas rugsėjis, dar spalis, ta bobų vasara, tai čia yra kažkas tai nerealaus čia. Čia jeigu yra rojus, tai ten turėtų toks oras būti. Taip, aš čia nesulauksiu, kol mane praleis. Reikia perėti per perėją. Ir kur mes ten pabaigiam? Prie kojinių kažką, apie batus berods. Tai merino vilnos kojinės praktiškai privalomas dalykas žiemai. Nežinau, ten būna ir tų sintetinių, visokių atsparių šalčių, bet kiek aš esu bandęs, vis tiek ne tas. Merino vilnos, vis tiek šiltesnės, malonesnės. Tai kas važinėt su paprastais pedalais, tai nėra problemų ten tą valinę parinkti. Galit kad ir su kerzais važiuoti iš bėdos. Aišku, labai gerai tinka žygių batai. Žieminiai žygių batai, šilti. Jeigu reikės nulipti nuo dviračio, tai be problemų ir praseisit su jais. Ne taip kaip su 510, pavyzdžiui, ten neįmanoma eiti, nes tiesiog slysit ir tiek. Dar labai svarbus aksesuaras yra antbačiai. Tai čia net pradedant nuo, sakykime, lietingo oro, net su vasariniais batais įvažiuojat, ar su klipsais, ar be klipsų, nesvarbu. Yra krūvos tų įvairiausių antbačių, grinai nuo lietaus, tai ta prasme ten tokia kaip plonytė medžiagytė, nepraleidžianti vandens. Ir iki tokių neoprieninių storų, jau ten apsauga nuo šalčio. Tai pavyzdžiui, rudenį, jeigu
lyja, užsideda ten tos planyčius antbačius. Tai maža to, kad jie ir nuo lietaus apsaugos, bet jum ir kojos sušils. Čia lygiai tas pats kaip su tom striukytėm, plonytėm arba tom antkelnėm. Jos plonos, bet jos sulaiko kūno šilumą ir viskas. Ir jūs patys nuo savęs šildotės, kaip sakant. Tai vat, kai vėsos ruduo, nebūtina dėtis šiltesnius batus, kartais užtenka tiesiog tos antbačius užsidėti ir viskas, ir jau kojos šiltos. Minusiniam temperatūrom gali tos neopreninius antbačius nusipirkti. Aš va beje juos kaip tik ir gavau prieš porą dienų. Pirkau būtent Vaude firmos, čia vokiečių. Jie ten daro daug dalykų dviratininkam. Ir kuprinės, ir rūbai visokie, ir tašės, žodžiu. Tai man Vaudės patinka antbačiai būtent dėl to, kad jie yra platus ir tinka vat, paprastiem batam, nes tie antbačiai, kur skirti dviratininkų bateliam, kurpaitėm tom siaurom, nu man niekaip netelpa. Aš nežinau, pas mane kem 5 dydis, šiaip realus kojos. Tai 510 dabar po to, kai jos perpirko Adidasas, tenka pirkti padidintą dydį, nes Adidasas kažkaip tai su batų dydžiais iš vis nedraugauja. Aš nesuprantu, kaip galima taip supist batų dydžius, kaip Adidasas padarė. O, blemba, pradėjo apie Adidasą šnekėti ir vaikinukas su Adidas maikė. Čia kažkoks ženklas. Tuoj sulauksiu, blemba, pretenzijų iš kokio Adidas atstovo. Bet žodžiu, čia gal ne į temą, bet tiesiog apie 510, jeigu kažkas nežino, kas per batai, tai bijau sumeluot. Berods buvo amerikiečių kažkokia tai kompanija, kuri gamino batus dviratininkam ir ten žygeiviam, laipiojimui, man atrodo, netgi kalnuose yra. Ir tie batai, būtent 510 Freerider modelis, toks, sakykime, kaip etalonas skaitosi platforminių pedalų naudotojam. Ta prasme, jeigu nusiperkat normalius pedalus, be apie pedalus reiks atskirai pašnekėti. Bet jeigu nusiperkat normalius pedalus, platforminius vadinamus, tai tikrai rekomenduoju nusipirkti specialius batus pedalam. Pats važinėjau su 510, bet yra ir Shimano mačiau, ir Mavico berods, ir kokių tik ten nėra tų batų, būtent skirtų paprastiem plokštiem pedalam, be jokių ten tų plokštelių. Bet tiesiog padas būna su tokiu raštu, kur žymiai geriau sukimba negu kažkokios paprastos basketės ar kėdukai. Ir labai tas jaučiasi. Tai va, 510 buvo kaip etalonas toks, bet po to jos perpirko Adidasas ir prasidėjo nesąmonė su batų dydžiais. Tai pavyzdžiui, seniau 510 žinojau, kad man kem 5 dydis visų 510 modeliai tinka. Ta prasme, ar ten tiesiog Freerideriai, ar Freerider EPS, ar Pro, ar nu ten pilna ten tų versijų, nes yra ir rudenį, ir žiemai skirtų, ir su paaukštinimais, ir žodžiu, nu tikrai daug, ne vienas ir man atrodo net ne 10 modelių grinai dviratininkams skirtų bato. Tai tiesiog žinojau, kad va, kem 5 dydis tau visų tiks. Nu blemba su Adidasu 2 dydžiais gali sviruoti. Jie tipo perpirko, paliko pavadinimą tą patį, 510, aišku, uždėjo savo tas 3 paloskės, bet kiekvieną modelį reikia atskirai kažkaip matuoti, nes jeigu Freerideris pas mane buvo kem 5, dabar reikia pirkti kem 6,5, tai tarkim žieminius jau man reikia pirkti kem 7,5, nes kem 6,5 iš vis negaliu kojos įkišti. Nu žodžiu, nesąmonės padarė. Tai čia aš toks, visai ne į temą, išliejau savo pasipiktinimą tais Adidasais. Šiaip aš iš vis nesu prisirišęs prie kažkokių tai gamintojų, lygiai taip pat kaip ir nesu nusistatęs prieš kažkokius tai gamintojus. Tai aš nieko prieš Adidasą neturiu, konkrečiai vat, su 510 jie sušiko viską. O šiaip rūbai net pats turiu, ten man atrodo ir striukę, ir džemperiuką gal kažkokį tai Adidasą. Tai čia negalvokit, kad aš prieš tas 3 paloskas kažkaip labai nusistatęs. Ne, čia tiesiog vat, tema pasiskūsti ir pablevizgot. Aš nežinau, ar paklius mano visa šitą tiradą žodžių apie 510 ir Adidasą į video, bet bent išsišnekėjau. Žodžiu, Adidasai perpirko ir viskas sušiko. Ir beje, kokybė irgi truputį pablogėjo pačių batų. Padas lyg ir tas pats liko, bet medžiaga, nu, tokia, nežinau kaip paaiškinti, labiau tokia sintetinė,
labiau kojos prakaituoja, negu originaliuose 510-uose būdavo. Ai, žodžiu, rišam tą temą. Taip, čia labai skanios kriaušės. Aš nežinau, kodėl žmonės jų nerenka, jos jau viskas, jau beveik krenta pačios. Nu, kaip bebūtų keista, bet aš pamiršau iš vis apie ką šnekėjau kitų 510 ir to Adidas'o. Kažką apie batus, aišku, bet ką apie batus. Žodžiu, jeigu su plokščiais pedalais, tai dedatės kokius norit batus, bet rekomenduoju pabandyti tikrai specialiai tam skirtus. Tikrai jaučiasi skirtumas nuo paprastų kėdasikų ar lakierkų. Bet iš bėdos galite ir su kroksais mint. Man iš vis vienodai su ko jūs minat. Belė tik jums patogu būtų. Bet manau, su specialiais batais jums bus patogiau. Ir naudojat antbačius vėsesniam orui. Tai vat galit su 510-ais. Beje, vat tie Freerider yra Canvas versija. Tai ten grinai medžiaginiai batai. Kaip bebūtų keista, jie kažkaip juose labiau koja prakaituoja negu klasikiniuose Freeriduose. Tai tie klasikiniai Freerideriai turi tokį kaip pritinklelį. Tai net prie plius kokių 2,5 leidžiantis nuo kokio kalno, tai per tą tinklelį taip gerai koja vėduojasi, nu net jaučiasi toks vėjelis. Tai va su tais batais rudenį jau būna vėsų. Net prie plius kokių 10 jau vėsta kojos. Tai galima tiesiog užsidėti tuos antbačius nuo lietaus tipo ir kojas staigiai sušyla. Taip, man reikia kriaušės įsidėti tašiuką. Nu jau šios dienos video tai grinai toks. O čia jau grinos apalionės. Kažkokios blevyzgos. Suprantu, kad labai mažai naudingos info šį kartą. Tiesą sakant, aš nežinau iš viską apie tos rūbus galima šnekėti. Nes čia labai individualu, kaip aš ir sakiau. Vienas beje čia vat kažkur tai tarp salininkų, jočilių, žiemą bėgioja. Jis prie -15 bėgioja tik su šortais, be maikės. Aš manau, čia vietiniai, jeigu kažkas mane žiūri, klauso, tai žino tą vaikinuką, tikrai matė. Užsidėjęs didžiausias ausinės ant ausų, ausis jam aišku tada nešala. Nu bet blin, be maikės bėgiot prie -15 ir tik su šortais. Tai kaip jums atrodo, ką aš tokiam galiu parekomenduoti? Šortus kokius prie -15 dėtis. Pasakyčiau jam bent termoapatinius užsidėti, tai jisai pirštą pasakinėtų, sakytų, tu ką durnas. Kokie dar termoapatiniai, tik prie -15. Taip, aš noriu į kitą geležinkelio pusę patekti. O, kažkoks takelis yra. Čia aišku reiks persinešti. Beje, žinau, kad daugelis iš jūsų važinėjat su kuprinėm, kaip ir aš važinėjau kokių 10 metų. Tai irgi labai daug esu užbandęs tų kuprinių. Tai porą patarimų. Pagrindinis patarimas būtų tai kuo greičiau pribręst prie kuprinės atsisakymo. Aišku, nebūtinai bagažniką dėtis kaip pas mane. Galima ir su visokiais rėmo krepšiais ar vairo krepšeliais apsieit. Bet jeigu vis dar važinėt su kuprinė, tai vienas labai geras dalykas. Čia net ir šiaip, net ne dviračiu važinėjant, o šiaip jeigu vaikštot su kuprinė, kaip aš, tai nusipirkit ant kuprinės tokį gaubtą nuo lietaus. Irgi kuprinės užvalkalas. O, jau čia vaikai kažką tai degina. Taip, tai nusipirkit tą užvalkalą. Backpack cover, kažkas tokio, paguglinkit. Tikrai ir Decathlone yra, ir AliExpress'e yra, ten iki 10 eurų kainuoja. Užvalkaliukai, jie dažniausiai parašyta, dydžiai būna pagal kuprinės litražą, bet jie maža to, kad apsaugo nuo lietaus, nes jų tokia yra paskirtis apsaugot nuo lietaus. Tai jie dažniausiai būna ryškių spalvų, oranžinė, žalia, panašiai kaip liemenių spalva. Tai užsidėję tą užvalkaliuką ant kuprinės, jūs pasidarot daug geriau matomi ir jums nebūtina tada dėtis kažkokios liemenės ryškios. Nes aš kai su kuprinė važinėdavau, tai aš tiesiog nesvarbu, yra, nėra lietus, kiekvieną dieną
tą užvalkaliuką ant kuprinės užmaudavau ir pas mane visa nugara tokia ryški oranžinės spalvos. Ir geriau matydavosi iš tolo negu koks žmogus važiuojantis su ta ryškia liemenė, bet ant liemenės dar užsimetęs kuprinę kažkokią. Tai tikrai nusipirkit tą užvalkaliuką, sakau, nesvarbu net kokia kuprinė pas jūs. Tos specialiai tipo dviratinės arba žygių kuprinės netgi būna komplektuojamos su tais užvalkaliukais ir netgi būna speciali kišenytė pačioj kuprinės. Kartais beje net ne visi pastebi. Pačioj kuprinės mažas užtrauktukas, jį atsegi ir ten tas užvalkaliukas suviniotas gražiai. Tai pasitikrinkit, gal netyčia pas jūs netgi yra. O šiaip labai geras dalykas yra kuprinės su tokia kaip atskira nugarėlė. Toks kaip rėmelis būna su tinkliuku. Blemba, sunku man paaiškinti čia žodžiais. Tiesiog yra tokia kaip karkasas, dažniausiai su tinkliuku. Ir tas karkasas remiasi į nugarą, prie to karkaso tvirtinasi kuprinė. Gaunasi taip, kad tarp to tinkliuko ir kuprinės yra tarpas orui praeit. Čia tam, kad vėdintųsi nugarą. Ir plus tada gaunasi, kad nesvarbu, ką jūs dedate į kuprinę, ar kažkokie kampuoti daiktai, ar kas, jūs tiesiog nejaučiat nei tų kampų nieko, nes tarp kuprinės ir nugaros yra tarpas likęs. Tie patys Vaudė, žinau, kad gamina, bet šiaip, man atrodo, daug tų gamintojų yra tokių kuprinių su atskira atramėlė nugarai. Kartais netgi ta atramėlė būna nusegama, nors aš nelabai įsivaizduoju, kam ją nuseginėt, nes be jos aš dabar jau sunkiai įsivaizduoju, kad važiuočiau su kuprinė be tos atramėlės. Pas mane dabar tokia būsena, kad atrodo minčiau. Ir šnekėčiau belenką. Ką tiesą sakant ir darau. Šneku belenką, bet jau į miestą artėju, tai teks užbaigti šitą video kažkaip tai. Žinau, kad gavosi ilgas, žinau, kad daug nesąmonių prišnekėta, bet aš aprašyme perspėsiu. Tai jeigu neskaitot aprašymų video, tai žinokit patys kalti, nes aš ten tikrai perspėsiu, kad šiame video nieko gero. Tai prašom pretenzijų nereikšti. O jeigu perskaitėt aprašymą ir nusprendėt pažiūrėti video, tai labai ačiū už skirtą laiką. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kas komentuojat. Žinokit, net jeigu ir turit ką blogo pasakyti, vis tiek rašykit. Gal atsižvelgsiu, tai gal ir ne. Pavyzdžiui, šiandien toks tobulas oras, kad man žiauriai nesinorėjo čia kažką labai rimto šnekėti, tai aš nieko ir nekeičiau. Net jeigu jums ir nepatiko, sorry. Toks gausis video. Ir pabaiga čia užtesta žiauriai, nes aš tiesiog nenoriu, kad baigtųsi šitas momentas. Nesakau, oras tai kažkoks, idealus. Man tai čia yra idealus. Čia jau panašu, kad net vėjas truputį nurimęs, tai iš vis pasaka. Gerai, nebekankinsiu daugiau savo pezalais. Man atrodo, apie rūbus jau viską, ką galima iššnekėjau, išpasakojau. Jeigu kyla klausimų, klauskit drąsiai komentaruose. Jeigu ne, aš atsakysiu, gal atsakys koks kitas žiūrovas, patars gal ką nors. Nebijokit klaust, nesigėdinkit klaust. Bijoti iš vis nėra ko, o gėdintis to, ko nežinot, tai irgi čia, man atrodo, labai jau vaikiška. O, blemba, ožkos. Pradžioj galvoju, kas čia per šiukšlės baltuoja. Nežinau, ar matosi kamerai. O. Čia ožiai, ne ožkos. Tai ką, dar kartą visiems ačiū, kad dažiūrėjote iki šitos pabaigos ilgos. Nežinau, koks kitas video gausis. Tai ką, iki visiems.